Sveiki muzikinių Rusijos laidos žiūrovai. Šiandien laidoje pamatysite naują Panevėžio grupę Impact, kuri turi jums kai ką pasakyti. Tad prašome įdėmiai išklausyti grupės Impact.
Mes esame grupė Impact. Aš esu Tautvydas. Aš esu Aistė. Skomantas. Rema. Mes kaip grupė esame jau kartu maždaug pusę metų. Nesėdam vietoje, koncertuojam, jau buvom Pasvalio renginyje Lentas Rock. Panevėžio vienam renginyje, tai muzikinio Rūsio organizuojamame Arena Alternative. Ir mes turime vieną problemą. Mums reikia vokalistą. Taip, nes senasis pabėgo. Tai princesė pabėgo ir... Princesė buvo vokalistas. Mes esame grupė, kuri ir klausosi ir grojame roką, metalą ir norėtume, kad vokalistas mums panašiai toks klausytų. Svarbiausia, kad vokalistas norėtų... Sugebėtų dainuoti. Sugebėtų ir norėtų ir dainuotų roką. Taip pat, kad būtų atsakingas. Ir ateitų į repeticiją. Turėtų norą kartu su mum groti. Mus galite rasti čia, tai yra Panevėžio moksleivių namuose, Parko gatvėje 79. Mes čia būname nuo 4 valandos pirmadieniais ir trečiadieniais. Arba galite susirasti mus Facebook'e. Laukiame visų norinčių Bei galinčių. ir galinčių pas mus dainuoti. Ir svarbiausia, kad būtų meilė muzikai. Prašom, rašykit mums arba dar geriau iš karto ateikit, mes norim groti, koncertuoti ir... Tai jeigu norite būti vienas iš Impact narių arba su mumis kartu koncertuoti, tai ateikite čia į moksleivių namus. Ačiū, iki ir lauksim mūsų naujųjų vokalistų. O dabar jūsų televizorių ekranuose grupė Stranger Eons iš Šiaulių, kurie trumpai papasakos apie savo naują vaizdo klipą, apie filmavimo subtilybės. Sveiki, aš esu Justas iš Stranger Eons ir pristatau Kostą. Aš esu Kostas iš Stranger Eons. Sveiki! Sveiki, aš esu Kostas iš grupės Stranger Eons. O čia yra Justas. Justas iš grupės Stranger Eons. Mes šiandien dalyvaujame nuostabioj Panevėžio televizijos KTV Plus laidoje Muzikinis Rūsys. Ir šiandien mes atsakinėsim į virtualaus žurnalisto klausimus. Taigi, Kostai, matysi perskaityti pirmą klausimą ar ne? Nematysi? Matysiu. Prašom. Justai, pasakyk, kad tu esi Strangerių narys. Aš esu Strangerių narys. Grupė Stranger Eons susikūrė grupės Bestia pagrindu 2009 metais. Taigi, aš, kadangi, kaip jau sakiau, esu Stranger Eons narys ir mes jūsų laidoje pristatome mūsų vienintelį naująjį vaizdo klipą The Master. Taip, mūsų klipas pasirodė seniau, nes iš tikrųjų jis nėra toks jau baisiai naujas. Pasirodė rudenį. Šį, aišku. Ne šį jau, pernai metų, 2011. Nu, jo. Taip, 2011 metų rudenį. Sakyk, kiek laiko filmavom? Filmavo mes tai iš tikrųjų labai neilgai, bet filmavimo grupė filmavo labai ilgai, nes jie visam darė, sakant, siužetą, visą kitą, mes filmavomės tik tai vieną dieną ir sunkiai. Filmavom tikrai sunkiai. Galbūt pasiruošimo didelio nebuvo, bet iš tikrųjų, teko sugroti po kelis kartus kiekvienam dainą. Su pririšta šlanga prie kojos ir kitos kūnų dalies. O mano šlankutė buvo ant peties irgi malonu nebuvo nei kiek. Nuo to. Ne, iš tikrųjų buvo ir sudėtinga ir įdomu tuo pačiu, ar ne? Jo, bet nuovargis buvo žiaurus. Esmė buvo ta, kad po klipo filmavimo jaučiausi
toks pavargęs, kaip nesujautęs gyvenime po jokio ilgo ir sunkaus koncerto. O aš tai, pavyzdžiui, pavargau lauk, nes mane filmavo paskutinį ir visus tuos, kiek ten mūsų yra, 5 dar prieš mane buvo. Prieš tai 5. Jo, 5 kol atfilmavo, aš turėjau ten tai ant sofutės pagulėti, tai dar ką nors paveikti. Ta prasme, nu iš tikrųjų atsibodo. Bet paskui, kai sulaukiau, pasirodo, kad vargino ne tik laukimas, bet ir pats tas darbas. Taip, kad... Džiaugiuosi, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad filmuojant mane baigėsi kasetės juostelė ir nebereikėjo daugiau daryti dublių. Ačiū, režisieriui. Ačiū. Ir kai žiauriausia, kad iš to mano valandos laiko filmavimuose manęs klipe matosi tik 5 sekundės, kažkur sudėjus viską. Bet užtat kaip matosi? Bet kaip matosi? Čia jau kitas reikalas. Taip. O filmavome tai mes labai nuostabiame Kaišiadorių kultūros centre, kuris atrodo iš tikrųjų 50 kartų gražiau negu Šiaulių kultūros centras. Kažkodėl, matot, va miestelis, prašau, turi geresnį kultūros centrą, džiaugiamės. Klipą montavo irgi, nepatikėsit, bet Kaišiadorių kultūros klubas Voras. Ir visa kita jie ten darė iš tikrųjų. Mes tik tai vieną dieną pasifilmavom ir ačiū Dievui, mums buvo ir taip to pakankamai, nes tikrai buvo sudėtingas darbas. Investicijų darbas reikalavo taip, bet ne tiek daug, kiek kainuoja Kristinos Aguileros klipai. Taip, kad jei. Gerai, toliau. Kodėl būtent The Master buvo? Kūrinį The Master mes pasirinkom todėl, kad jis yra, tarkim, iš tų trumpesnių kūrinių progresyviausias, nes yra progresyvesnių, bet jie yra 11 minučių ilgumo, tai klipo iš to nepadarysi. Ir jis susilaukė daugiausiai palankių įvertinimų iš mūsų gerbėjų ir klausytojų. Mes labai stengiamės, aišku. Mes padarėm specialią klipo versiją to kūrinio, albume tokios versijos neišgirsi, yra papildomas klavišų partijos, papildomas kas nors ten yra. Pakeitėm natas pakeitėm, pergrojom viską atgal ir iš tikrųjų tekstas eina atgal. O mes kaip padarėm. Iš tikrųjų labai bijom dėl šokiruojančių vaizdų, buvom prisibijoję netgi, buvo vieno mūsų labai garsaus, neminėsiu pavadinimo, lietuviško internetinio portalo žurnalistas užklydęs pas mus į svečius, neprašytas, klausinėjo, kodėl mes propaguojame smurtą ir prievartą ir dar ten kažką propaguojame. Nors iš tikrųjų klipe to viso nėra, jis pamatė tai, kaip jis norėjo pamatyti, nes Zero yra kultinė lietuviška komedija, Strangerians klipas yra smurtas ir pornografija. Kokia klipo mintis, ką juo buvo siekiama pasakyti. O va čia reikėtų jau šitų. Na gerai. Klipo pagrindinė klipo mintis yra nuolatinė gėrio ir blogio kova. Matot, kaip netikėta. Kas yra gėris, kas yra blogis? Nuolatinis klausimas. Ar iš tikrųjų gėris yra gėris, ar iš tikrųjų blogis yra blogis? Atsakykit. Aha. Ir ką siekime pasakyti? Va tą ir siekime pasakyti, kad niekas mums yra neaišku iš tikrųjų. Ar jums aišku? Ar jums aišku, gerbimi žiūrovai? Jums neaišku. Klipas šiaip yra labai geras, iš tikrųjų, klipas yra nuostabus. Tikimės, kad visi pamatys. Tikimės, kad tikrai pamatys ir kad visiems patiks. Kam nepatiks, tai galės nežiūrėti.
when I speak the words I know, I feel entrapped so grimly. Apie ateities planus. Ne, planai yra iš tikrųjų grandioziniai. Nelabai. Įrašyti albumą. Įrašyti albumą, kaip kuriame bus 2 dainos, bet albumų trukmė bus 1,5 valandos. Grupės ateities planai, ne? Kokios grupės? Ai, Strangerijos. Gerai. Ateities planai yra išleisti albumą. Kūrinių skaičius bus nedidelis, bet trukmė bus didelė. Trukmė bus ilga. Nes kadangi tai... 3-4 diskai maždaug. Koncepcija kol kas irgi yra dar... Nors koncepcija kaip konceptualiaja prasme tekstinė dar yra neaiški. Muzikos maždaug 70%, galbūt, tarkim, 70% yra sukurta, taip? Daugiau mažiau taip. Taip, kūriniai bus žymiai progresyvesni. Žymiai ilgesni. Kai kurie bus netgi žymiai sunkesni, o kai kurie kaip tai bus lengvesni, bet progresyvesni. Praeitame albume ilgiausias kūrinys buvo 11 minučių, tai šitame albume tai bus trumpiausias kūrinys. Na, gal ne. Na, tarkim, vienas iš trumpesnių, nes kiti bus po 40 minučių, gal bus 2 valandos, 3 paros, vienas yra kūrinys pas mus naujas. Dabar kaip tik repetuoju. Mes su Kostu šiandien repetavom iš tikrųjų, sukūrėm dar 3 kūrinius po 1,5 valandos, stengiamės, kad būtų iš tikrųjų produktyvu ir įdomu žmonėms, nes iš tikrųjų 1,5 valandos kūrinys ne kasdien sutinkamas yra, nes visgi turėt laiko išklausyti bent jau 3, 4, 5, 6 tokius kūrinius, ne kiekvienas turi laiko iš tikrųjų per dieną. Tai va. Ačiū laidos žiūrovams, susitiksime už 2 savaičių. Ar tu matei?
mačiau, kol nemačiau to vaizdo, laikiau skaudžiai savo žaizdą. Dabar kai supratau, kad mano kančiai tai tik kančios.